tavęs energetinėme informacinėme lauke surasti subtilią eterinę energetinę kopiją žydrūnų prisikūnijusią žemėje. 1, 2, 3. Radau. Nusiima kaukės ir hologramos. Fantomas pasireiškia pirmą pradžių pavidalu atitinkančių savo eterinį kodą DNR. Ir statom švyturėlį žalią raudoną, jei tai jis užsidega žalias, jei ne raudonas. Raudonas. Ir tada duodu komandą iš naujo. Ir Vilma, aš prašau tavęs energetinėme informacinėme lauke surasti subtilią eterinę energetinę kopiją žydrūnų įsikūnijusią žemėje. 1, 2, 3. 3 žydrūnai stovi. Nusiima kaukės ir hologramos. Fantomas pasireiškia pirmą pradžių pavidalu atitinkančių savo eterinį kodą DNR. Ir statom švyturėlį žalią raudoną, jei tai jis užsidega žalias, jei ne raudonas. Pastatyk 3 švyturėlius. Ir tu matai virš kiekvienos subtiliosios kopijos, matai 3 švyturėlius. Virš tikrojo žydrūnų užsidega žalias švyturėlis, virš netikrųjų žydrūnų užsidega raudonas švyturėlis. 1, 2, 3. Vidurinys žalias, kaip ir raudona. Ir ką su tais dviem daryti? Veikėjais. Čia subtiliosios kopijos ar hologramos? Čia hologramos tiesiog. Hologramos. Tada Banda suklaidinti mus. šitos hologramos tada eina tiesiai į mūsų kalėjimą narvą. 1, 2, 3, kiekviena į atskirą narvą. Iškeliavo. Jo. Gerai, dar sykį nusiima kaukės ir hologramos. Fantomas pasireiškia pirmą pradžią pavidalu atitinkančių savo eterinį kodą DNR. Ir statom švyturėlį žalią raudoną, jei tai jis užsidega žalias, jei ne raudonas. Žalias. Gerai, žydrūnas išeina iš bioroboto ir atsistoja šalia. Jei jo biorobotė yra svetimas kopijos, hologramos, čipai, konstrukcijos, pančiai, artefaktai, jie išeina ir stoja šalia. Išėjo jau. Ne fantomas apvalkalio. Bet galės pakilti jisai O jo, pakilsim su jo, nuimsim diagnostikos kambarį. Kojas jo surištas, matau. Bioroboto? Taip. Ir tada mano ketinimo gale šitie pančiai, virvės nuo kojų yra nuimami ir patenka į sietelį. Yra. Iškviesk skenerį. Pančiai, užsirašysiu tik tai. Ir pas tave rankose atsiranda mūsų skenerį rankinė versija. 1, 2, 3. Ir praskanuok tada biorobotą. Ar nėra dar ko nors? Žinai, duok komandą dar atskiras mūsų tam rankiniam skeneriui. Čia šito žemės matricai toksai įdomus tas laukas, žinok. Toks kaip to neigiamo dirbtinio intelekto bandymas prisijungti. Gerai, aktyvuojasi apsauga nuo skeneriui, aktyvuojasi apsauga nuo neigiamo dirbtinio intelekto poveikio. 1, 2, 3. Atlikta. Nežinai, kambarį, kur mūsų diagnostikos tenai nepasiekia tas dirbtinis intelektas. Čia dabar, bet pirmą kartą taip, nes... Trukdo jam skanuoti, to prasme, dirbti. Žinai, aš net jaučiu tą poveikį tokį. Toks įdomus tas laukas labai matricoj žemės. Ir skanuoju. Nieko daugiau ant bioroboto. Gerai, apsaugome jo fizinį biorobotą apsauginių grinų švarių absoliutų energijos srautų. Talpinam žydrūną į apsauginį skafandrą darbui su subtiliaisiais kūnais ir kartu su subtiliaja žydrūno kopija pakilk į diagnostikos kambarį. Pasiėmė skenerį ir pančius sietelėje. 1, 2, 3. Kėlimas prasidėjo. Man sunku kelti jį, daryk šuolį kvantinį.
Skaičiuoju iki 3 ir tu darai kvantinį šuolį ir kartu su žydrūnu atsiduri diagnostikos kambaryje 1, 2, 3. Svietoj. Mes sveikinamės su žydrūnu ir klausime, ar pasirengęs jis diagnostikai, ar patikės jis mums savo biolauko senso periodai. Jisai dairosi. Tam apvalkalę nuimk tą apvalkalą. Apvalkalas trukdo, ne? Gerai, iš sitelio pančiai patenka į mūsų kalėjimą narvą 1, 2, 3. Narve. Ir mano ketinimo gale šitas apvalkalas esantis ant žydrūno subtiliosios kopijos yra nuimamas ir patenka į kalėjimą narvą 1, 2, 3. Narve. Tai klausime dar kartą žydrūno, ar jis pasirengęs diagnostikai ir patikės jis mums savo biolauko seanso periodui. Mes norim jam padėti, išsiaiškinti, kas čia visus tuos artefaktus jam uždėjo. Jisai dairosi, jisai klausia, ar aš saugus. Taip, tu mūsų diagnostikos kambaryje, tu esi saugus ir nieks negalės daryti tau poveikio. Sako, tada sutinku. Gerai. Prašau skeneriui nuskaityti jo fizinius parametrus, energijos skaitinė vertė procentais ir šitos energijos vibracijos dažnių skaitinė vertė hercais. 48 ir 12. Ir mano ketinimu gale atidarau kanalą ir duodu jam 100% energijos. 1, 2, 3. Energija kyla. Netlikta. Žydrūnai, paprašysiu tavęs išsiskaidyti į visus turimus fantomus, visus netikrus fantomus, hologramas matomai ir nematomai išryškėja ir apsišviečia raudona šviesa, ji pulsuoja. Vilma, tu žydrūną matai iš šono ryškiai ir aiškiai. Atlik vizualinę patikrą, duok savo komentarus. Išsiskaidė. 7 fantomai. Jau gerai. Labai mažai spalvos. Vos matau raudonos. Viršutinių čakrų spalvos iš viso nematyt. Pilkuma. Šiek tiek geltonos, toks pusiau geltonasis. Pusiau ryškus, šiek tiek oranžinis. Nu, tiesiog mažai labai spalvos. Pilkas. Žinai, jisai man vis neduoda, žinai, nu, jo va tas telepatiškai užduodamas klausimas. Jisai žiūri ant tos narvus ir jisai mato save, va tos, nu, du ir jisai, žinai, jisai nesupranta, kas jie tokie, jisai. Mes išsiaiškinsim viską, žydrūnai, iš kur šitie 2 papildomi fantomai. Jis lyg mato, lyg save ir jis tiesiog nesupranta. Jis žiūri save, sako, kuris aš tikras, nus toks pasimetęs. Tikrasis stovi tu prieš mūsų narvuose yra netikrieji tavo fantomai, kuriuos kažkas tai suformavo, o mes tai išsiaiškinsim. Kam ir kokiu tikslu. Nes tiesiog, žinai, negaliu, nu, taip žiūrėti, tai telepatiškai, vat, vis man tai bombarduoja šito klausimu. Viskas, daugiau nieko nematai? Ne, tiesiog, vat, tas pilka, tas spalva. Vienu žodžiu, visos čakros praktiškai tuščios, energijos nėra. Jo. Truputį gyvybės energijos ir truputį trečiosios čakros, ne? Jo. Nu, ta prasme, pirmosios 3 čakros šiek tiek dar ten yra spalvos, o visos likusios tai ten pilkuma. Gerai, kai suskaičiuosiu iki 3, visi fantomai susijungia vieną bendrą 1, 2, 3. Susijungia. Ir dabar, kai suskaičiuosiu iki 3, skeneris pradeda skenuoti erdvę nuo galvos iki kojų 360 laipsnių aplink žydrūną. Visose 7 subtiliuose kūnuose atrandami bet kokie čipai, davikliai, implantai, konvektoriai, pajungtukai, svetimas energijos ir poveikis. Iš viso to nutiesiami kanalai vedantis į narvo kalėjimą, o atsakingi už šios pajungtukus ir energijas pritraukiami į narvo kalėjimą ir tampa mūsų įkaitais. 1, 2, 3. Skeneris skenuoja visus 7 subtiliuosius žydrūno kūnus, randa viską, kas jam svetima.
Žinai, konstrukcija apsišvietė labai tokia, Masyviai. nemanau, kaip pasakyti, širdies čakra pajungta, Mhm. kaip siurbtukas toksai. Širdies čakra eina į galvą, į galvos sritį, stuburo. Na, čia tikriausiai bus koks nors, na, pažiūrėsim, aš nesakysiu nieko. Matau, formuojasi kanalai. Mhm. Arachnoidas, Mhm. lizardas, džinas, Seniai bebuvo džinuose. demoniškos struktūros atstovas. Na, žinoma, kieno gi pančiai. Stipri energetika tokia. Mhm. Galios. Stovi ramiai, bet ta šypsena tokia. Daugiau kas? Viskas. Ir konstrukcija, taip? Jo, konstrukcija. Bet atsakingo nematau, pasišalinęs. Mhm. Nieko, pritrauksi. Nuo mūsų nepabėgsi. Žinai, man taip, aš matau jo visą. Tiesiog, kaip fantominis energetinis, ar ne, jo tas kūnas su savo organų fantomais. Mhm. Man visa jo kraujotaka kažkuom yra Užteršta. užteršta, aš tiesiog matau, kaip teka jo kraujagyslėmis. Tu žinai, kraujas, kas yra kraujas, tai yra energija. Kažkoks nuodas, o ne? Matosi. Kažkas tenai nešioja po visą kūną. Mhm. Grąžinsim savininkui atgal šitą visą. Visus Netgi tos gali būti, nuodus. aš matau, kad man tokia informacija, kad kažkas net su ta konstrukcija susiję. Mhm. Gerai, skaneri. Duodu komandą tada šitą konstrukciją neskausmingai, palengva pašalinti iš Žydrūno biolauko ir patalpinti į mūsų kalėjimo narvą. 1, 2, 3. Atsijunginėja jinai, kaip priaugusi, žinai, net tokia, kaip vijoklis apsiraizgiusi. Širdies čakrai labai stipriai. Atsijunginėja dar. Mhm. Neskubėkim. O tai paskui Žydrūnas savo fiziniam kūne pajaus poveikį. Nes, žinai, jo ta subtilioji kopija žiūri, žinai, šoke. Net neįtarė, kad tokių dalykų gali turėti. Atsijungia narve. Gerai tada. Jei yra atsakingas už šitą konstrukciją, mano ketinimų gale yra pritraukiamas į mūsų kalėjimą narvą. 1, 2, 3. Tai būna taip ir yra. Humanoidas. Aš taip ir žadėjau sakyti, kad kaip be jo. Ir už šito humanoido veiklą šitam Žydrūno biolauke atsakingas taip pat yra pritraukiamas į mūsų kalėjimą narvą. 1, 2, 3. Nėra atsakinga. Nėra atsakingo. O čia tai man siurprizas. Humanoidas, tu vienas veikiai? Vienas. Žinai, Arūnai, nuimk hologramos nuo jų visų, man jie kažkokie. Supratau, keistienė. Nusiima kaukės ir hologramos, būtybės pasireiškia pirmą pradžių pavidalą tinkačių savo eterinį kodą DNR. Dabar bent jau pavidalas, o taip tokie, kaip bandytų keisti, žinai, maskuotis. Mhm. Nepasislėps. O džinas Gerai. auksiniu patapo. Auksinis džinas. Supratau, virš demono narvo matai skaičių hercais, parodantį jo lygį 1, 2, 3. 42. Nemažas demonas, nemažas, jau su patirtim. Gerai, pradėsim nuo humanoido. Iš kur būsi humanoidas? Sirijus. Sirijus. Tai kas tu toksai? Vienišas vilkas, sielų gaudytojas? Čia jūs taip mus vadinate.
O kaip tu save vadini verslininku? Tiesiog savo civilizacijos atstovas. O ką tu veiki mūsų civilizacijai? Žemiškoje? Ta, ką ir kitos kosminės civilizacijos veikia jūsų matricoje. Mhm. Supratau. Konstrukcija tavo? Tavo. Ką darė konstrukcija? Energija aprūpino. Vogiai jo gimtąją energiją, kaip suprantu. Stylė. Humanoidas arba kalbė, arba aš duodu tau smūgį. Padarysiu skylių tavo energetiniame lauke. Taip, jo energija. Jo, kalbėk, nes kitaip aš prarasiu kantrybę ir darysiu skylės tada jūsų energetiniuose laukuose. Gerai, kiek energijos esi pavogęs jau? Procentais iš 100. Srodo man 25. Gerai, skeneriu parodyk Žydrūno sielos pilnumo procentais. 1, 2, 3. 72. 72. Nu, tai va, humanoidas norėjo biškį apgauti. Kur 28 procentai humanoidas? Jis rodo, dalis konstrukcijai. Dalis jau išnešta. Kam pardavėjai? Į ką iškeitei? Į savo civilizaciją perdavėjai ar kažkokiai kitai? Savo. Savo. Kokiu tikslu? Eksperimento. Eksperimentuojat mūsų energijoms. Supratau. Prieš kiek laiko patekai į Žydrūno biolauką? Skaičiuojant žemiškais metais, mėnesiais. 11. 11 metų. Mhm. Ir kodėl tu patekai į šitą biolauką? Kokiu būdu? Pamačiau atvirą biolauką ir įėjau. Kodėl Žydrūnas nesipriešino to? Tai kad jis pats nežino, kas jis toks. Nu jo, bet jo subtilioji kopija arba, kaip čia pasakyti, astralinis kūnas turėtų žinoti. Turi tau priešintis. Nesąmoningų žmonių astraliniai kūnai miega. Irgi miega, supratau. Gerai, prieš 11 metų tai čia daug ką nuveikiai. Kitokios energijos irgi vogiai, ar tik tai gimtąją energiją? Jis rodo 7 čakrą. Mhm. Jis perdavė, kad nebuvo jau ko vogti. Supratau. Dar kas nors yra tavo palikta šitam biolauke? Čipai, davikliai, pajungtukai. Jis purto galvą. Kas yra kraujo sudėtyje? Ką Vilma mato šitoj kraujo sistemoje? Tai yra konstrukcijos dalis, ar tai dar kažkoks papildomas nuodas? Tai susijęs su konstrukcija. Mūsų eksperimento dalis. Šita energija išėjo kartu su konstrukcija, ar ją reikės ištraukti dar? Ištraukti. Tai kai duosiu komandą, tu galėsi ištraukti ją visą ir pasiimti su savim. Gerai, einam toliau tada. Demonas. Kodėl tu randysi šitam biolauke? Papasakok savo istoriją, prieš kiek metų tu patekai į šitą biolauką. Demonas, aš tavęs negirdžiu. Luktark, jisai bando. Bando sinchronizuoti. Demonas, kas yra sudėtinga? Nepatinka jam mano energetika. Sunku. Per aukštos vibracijos. Jisai rodo skaičių 10. Ženklais pradėsim kalbėtis. 10 metų. Nu, čia pirmas toks demonas, kuris ženklais kalba, nu. Visi taip su malonumu jungiasi, sinchronizuojasi, o šitas nenori. Demonas, pakentiek truputėlį. Mums reikia informacijos. Nemaloni man jūsų energetika. Mhm. Nu, mes žinome.
Bet tavo hercai nemaži, taip kad aš manau, čia neturėtų to būti daug problemų. Sinchronizuotis ir pabendrauti su mumis. Tai pasako, kodėl tu esi šitam biolauke. Prieš 10 metų, kaip suprantu, jau patekai. Šiek tiek daugiau nei 10 metų. Mhm. Kur tai įvyko ir kaip tai įvyko? O jisai pats mane pasikvietė. Ir kokiu būdu jis tave pasikvietė? Savo nesąmoningumu. O tiksliau, ką jisai padarė, kad tu atėjai pas jį? Ar pasakė, ar nebuvo tikriausiai tiesioginio kvietimo, kviečiu dabar? Ateik. Nereikalingas mums tiesioginis kvietimas. Tai žinau, kad nereikalingas, dėl to ir klausiu, kodėl tu atėjai. Kas tave suvilioja į šitą biolauką? Žemas vibracijos. Neviltis. Mhm. Noras padėti. Noras jo padėti kažkam? Ar savo? Jūs žmonės tiek daug nesuvokėte. Jūs Na taip. prisimate žemas vibracijas. Jūs net norėdami padėti užsikraunate naštą savo. Mhm. Žinai, išmatau tą situaciją, apie kurią kalbėjo Žydrūnas, buvo užsiminęs. Aš matau sceną. Nu, ta prasme, vaizdinį. Mhm. Kaip suprantu, čia jo tėvas yra. Mhm. Jisai šalia tėvo. Ir aš matau jo širdgėlą, jisai mato, kaip tėvui yra sunku. Mhm. Ir šitą informaciją, supranti, ir jam, bet jisai paminėjo tą, bet jisai neprisimena fiziniam lygmenį, bet dabar aš labai aiškiai matau situaciją. Jam tiesiog iš pasąmonės jau plaukia informacija. Aš matau, kaip jisai norėdamas pagelbėti, jis ištarė žodžius. Jis ištarė žodžius, kad atiduok man dalį savo ligų. Kaip tau padėti? Jis be Mhm. galo mylėjo savo tėvą. Mhm. Ir va čia pagrindinė klaida, kurią daro žmonės. Būdami neviltyje, žemose vibracijose, jie prašo kažkokios tai Tai ir pagalbos. demonas, žinai, man rodo įvairias situacijas. Tiesiog Arūnai, mikrofonas tavo. Supratau. Ir jisai, žinai, demonas rodo situacijas, man tiesiog tokias kaip filmus, kadrus kaip motinos, kai vaikai serga. Mhm. Irgi taria panašius žodžius, jisai tiesiog, nu, vat, šypsosi, rodydamas tas situacijas. Jis bando man parodyti, kaip tai vyksta. Na, ja, tokia situacija žmonės yra žemose vibracijose ir demonas čia pat, kaip sakant, prie šono. Jam Ir tada žinai, jokių problemų įeiti į biolaukus ir tokie žodžiai užvaldyti juos. turi galią. Žinai, jie turi galią. Taip. Mintis, žodžiai materializuojasi. Žinai, netgi va tas toks, tas vidinis toks, kad aš sutinku paimti, kad tik tai jam būtų geriau. Nu, tai taip ir kontraktai sudaromi. Demonas kontraktą turi su Žydrūnu? O, jisai pulsuot pradėjo, demonas. Ką reiškia pulsuoti? Nu, toksai, nu, žinai, jisai, nu, aš matau jo tą energetiką, ne tik pavidalą. Kartais kaip energija, būna jis pavidalą, sakykim, priima, ar ne? Tiesiog energetiką aš jo jaučiu. Jisai toksai, nu, žinai, pariškėjo. Tai žvalgus. Ai, kai pasakiau, kad kontraktą tu ar turi, tai iškart pulsuoti pradėjai. Turi vadinasi kontraktą? Nu, kaip be jo. Nu ir kaip, ir kada
pasirašėte šito kontrakto su Žydrūnu? Kada susitarėt? Tai vat atsirado šitą momentą. Šito momentu. Nu, vienu žodžiu, kaip sakant, norėjai, prašom, bet tu būsi mano. Bet žinai, esmė tame, kad, nu kaip tas, tėvui gal kažkuriam momentui ir palengvėjo, bet realiai, nu, ta prasme, tiesiog, vat, O ko tikėtis iš demono? Tai ėmė ir apgavo, kaip sakant. aš ant jo kojų dar, vat, Žydrūno kojų matau, tas kaip gudronas iki pat kelių. Mhm. Tokia tiršta masė. Susirinks demonas viską, kai bus duota komanda. Gerai, turim kontraktą, vadinasi, su šito veikėju. Kas daugiau yra Žydrūno biologė aparto gudrono ant kojų, kuris žemino vibracijas greičiausiai, taip? Taip. Dar kas nors yra? Dirželis. Dirželis. Jo, matau, diržo apjuostas, bet taip, nu, ne visai per liemenį, toks, nu, žemiau šiek tiek. Jis kaip pilvas suvirštas. O dirželio paskirtis? Tokia paskirtis, žinai, labiau kaip fizinio kažkokio skausmo. Nes fizinis skausmas žemina vibracijas energetinės. Tiesiog diskomforto jausmas, o tas toks tempimas žemyn. Ir pastoviai esi dėl to, kaip sakant, neviltys, skausme ir žemose vibracijos. Labai tas tokia energetika, žinai, va tų artefaktų tokia sunki, net, nu, sakau, toks jausmas, žinai, kaip temptų žemyn. Supratau. Pančiai čia kaip irgi, kaip kontrakto simbolis. Supančiotas. Apie ką tu? Pančiai nuo bioroboto O nuimti. čia jau ne mano artefaktas. Pančiai ne tavo? O tai įdomiai čia pasakei. O kieno tada pančiai? Kad toks gudrus esi, išsiaiškink. Nu ir išsiaiškinsim. Nuo šitų pančių yra nutiesiamas kanalas į atsakingą už juos 1, 2, 3. Bando formuoti, supranti, kanalas, bet yra priešinimas, čia kažkas su magija bus susiję, Arūnai. Supratau. Ir tada atsakingas už šitos pančius yra pritraukiamas į mūsų kalėjimą naro 1, 2, 3. Moters fantomas. Moters fantomas. Ir ta moteris yra, kaip suprantu, ragana. Nebando daryti poveikio. Jinai apsauginė, apvalkalą turi apsaugą. Jinai kažką... Ir užlieja jo šitos raganos kalėjimą narvą absoliuto energiją 1, 2, 3 ir sudegina visas jos apsaugas. Jai nepatinka ta energija, jinai visa. Raitusi. Jo. Nu, magijos dažnai jaučiu. Sudegė apsaugos? Sudegė. Gerai, ramiai stovi, nedaro poveikio. Bando kažką jinai ten, nežinau, kažkokius... Tad jie turėtų grįžti atgal viskas. Jo, jinai nepramuša tos sienos apsauginės. Ir jinai bando, ir jie grįžta atgal, jinai nepatenkinta visą. Gerai, mano ketinimo gale ragana apmiršta ir stovi sustingusi. 1, 2, 3. Sustinga. Na gerai, tegu pastovi. Gerai, 2 fantomai atsakingas už tos 2 fantomus, kuriuos mes radome biorobote. Taip pat nusitiesė kanalas į atsakingą nuo tų 2 fantomų. Humanoidas. Humanoidas, ko nesakai, kad fantomai tavo? Stėlė. Humanoidas, fantomų paskirtis.
Arba kalbi, arba aš darau skylės tavo biologija. Suklaidinti jūs. O tu ką tikėjai, laukiai mūsų? Aš žinojau, kad jūs ateisite. O ko nepabėgai? Žinojai, kad niekur negali pabėgti. Aš pasišalinau iš biolauko, jūs mane A, pritraukite. teisingai, tugi buvai pabėgęs. Tu ką, nežinojai, kad mes tave pritrauksim? Konstrukcijos tai nespėjai ištraukti ir pasišalinti. Sinchronizuota per mažai laiko buvo. Jie pašalinti. Supratau. Žinai, jis tikėjosi, kad nerasim. Nepamatysim konstrukcijos. Ne, kad tiesiog jo nerasim. Ai, jo nesugebėsim pritraukti. O tos hologramos, tai su to tikslu, kad tiesiog pasikeltumėm jo hologramą. Na, supratau. Man čia yra raganos tada. O tas papildomas apvalkalas ant jo subtiliosios kopijos kieno? Čia irgi, žinau, kaip magijos poveikis. Raganos tikriausiai. Daug komandų. Ir nuo apvalkalo nusitėsia kanalas į atsakingą 1, 2, 3. Pritrauk atsakingą, nėra pas mus to Ne į šitą atsakingo. raganą, taip. Gerai, atsakingas už apvalkalą, kurį nuėmėm nuo subtiliosios kopijos, yra pritraukiamas į mūsų kalėjimą narvą. 1, 2, 3, mano ketinimo gale. Moters fantomas. Dar viena ragana. Ir šitos raganos numeris 2. Jinai, ragana. žinai, jinai tokia pasimetusi, jos energetika kitokia negu tos pirmosios. Kas būsi? Prisistatyk. Aš nesuprantu, kodėl mane čia pritraukėt. Kur aš? Jūs diagnostikos kambaryje. Kokiame kambaryje? Diagnostikos kambaryje, kuriame yra valoma Žydrūno subtilioji kopija. Ir jo laukas buvo, subtilioji kopija buvo apvalkale, už kurį esi atsakinga tu. Dėl to mes tave ir pritraukėm išsiaiškinti, kaip šitas apvalkalas atsirado ant Žydrūno. Aš tik padėti norėjau. Kokiu būdu? Žinai, šitą moteris, kur... Regresinės hipnozės seansų metu? Ne, aš matau moterį, kuri tokia Ne. kaip užkalbėjimą, kaip ritualą paminė, tas Žydrūnas minėjo kažkokią bobutę su kryželiu. Tai va šita, kuri, jinai, žinai, tokia pasimetus, nes jinai neblogų ketinimų vedama, bet jinai tiesiog, jinai pati nesupranta, kaip. Jinai galvoja, kad tas apvalkalas apsauginis. O ta, žinai, pirmoji ragana juokėsi. Tai jinai apmirusi turėtų būti, kaip ji gali juoktis. Jinai, telepatiškai jinai man perduoda savo, jinai yra sustingusi, bet jinai telepatiškai perduoda savo emociją. Supratau, emociją. Jinai stovi kaip statula tokia sustingus. Leisk jie kalbėtų. Raganai? Jo, tegul stovi sustingus, nes tai yra sunku, aš tik emociją jos jaučiu. Supratau. Gerai, ragana lieka sustingusi, bet gali kalbėti 1, 2, 3. Juoktis pradėjo. Balsu jau dabar juokiasi. Jis žiūri tą moterį ir sako. Moteris nepatyrusi ragana. Jinai susijusi su ja. Jos susijusios abi. Ir kokiu būdu? Ragana, papasakok daugiau, kaip ta moteris yra su tavim susijusi. Žinai, jinai gyvybinė energija maitinasi. Šitos moters? Šita pirmoji ta ragana, jinai maitinasi gyvybinė energija per šitą moterį, kuri galvoja, kad padeda žmonėm.
Palauk, sudėtinga schema tokia. Aš matau energetinį kontraktą. Yra kontraktas tarp šitų dviejų moterų. Tarp raganos ir tos moters, ir ta moteris tiesiog, jinai, nu, vat, kaip mainais į galią. Jinai gavo Mm. kontraktą ir jinai turi tokių sugebėjimų, ten mato energetinę struktūrą, bet jinai per užkalbėjimus, per ritualų atlikimus, jinai galvoja, kad, bando padėti žmonėm, pati to nesuvokdama, kad jinai iš tikrųjų nepadeda, jinai tiesiog padeda gyvybinę energiją šitai raganai maitintis. Tai šita ragana maitinasi gyvybinė energija visų žmonių, su kuriais jinai ta moteris kontaktuoja ir kažkam tai bando padėti. Tai visų tų žmonių energija šita ragana maitinasi. Ir Tokia tas schema. apvalkalas turi, kaip sakant, paskirti šitoj schemai. Tas apvalkalas tiesiog siurbia energiją gyvybinę iš tos subtiliosios kopijos. Ne kosminė, ne jo gimtoji energija, tiesiog gyvybinė energija, vat, būtent, kuri reikalinga mūsų šitam fiziniam lygmenį. Teisingai ragana mes Nes čia greitai matau, kalbam. supranti, va, tas apvalkalas, iš apvalkalo kanalas į tą moterį, iš tos moters kanalas ragana. Tai geras. Pančių paskirtis ragana. O kokia gali būti pančių paskirtis? Tai tu pasakyk. Jie ir atlieka savo paskirtį. Kontraktą turi su Žydrūnu? Su Žydrūnu ne. Su šita moterim tik tai turi, taip? Jo, nes neina kanalo, supranti. Supratau. Tokio. Jinai tiesiog kaip artefaktą, jinai atsakinga už tos pančius kaip artefaktą. O kam tu jas uždėjai, tą raganą, kam tu su pančius uždėjai? Kokia paskirtis vis dėlto tų pančių? Kodėl reikėjo juos uždėti? Galėjo maitintis tą energiją ir taip per tą moterį. Žinai, kaip sutvirtinimas dar prisidėjimas prie to, nes aš matau sąsaja, žinok, ir su to demonu yra. Kur raganos, ten ir demonai. Kaip prisidėjimas prie demono energetikų. Žodžiai, jie visi kažkaip susiję. Sakau, kanalai vienas iš kito. Ta prasme, iš demono, kad ta sąsaja su ta ragana. Tarp jų kažkoks ten susitarimas, kontraktas. Žodžiu, kaip grupuotė, žinai, kaip pas mus grupuotės būna, taip pat jie veikia. Tam energetiniam lygmenyje. Na gerai, šitai moteriai mes vis tiek negalim padėti nutraukti kontraktą su ragana, jinai to pati turi norėti ir mes čia negalim, kaip sakant, kištis. Ne, šitoj vietoj čia jau reikalas yra. Jau reikalas, jie norės kada nors kreipsis į mus, jeigu ras kelią iki mūsų. Tai va, tada su šito apvalkalu kaip ir viskas aišku. Su šita moterim taip pat yra aišku, aš kaip suprantu, jinai dabar dar yra Jinai yra šiame egzistuoja žemėje. Bet Gerai, tokia keista jinai, man nežinau, gal jinai jau palikusi įsikūnijimą, arba tiesiog ir jos ta energetika tokia keista, kad aš matau ją tokia kaip fantominę labiau. Na, bet čia, kaip sako, nesmė, nesigilinam į jos. Gerai, tada atsidaro portalas į šitos moters egzistavimo plotmę ir šita moteris iškeliauja į savo egzistavimo plotmę. 1, 2, 3. Išėjo. Uždarom, atspaduojam, panaikinam. Atlikta. Tikiuosi, ne apačioje atsidarė, ar kur ten atsidarė tas portalas? Ne, tiesiog jos kažkur tai šone. Sakau, net toks jausmas, kai jinai pusiau kažkokia gyva, jinai man tokia, nežinau, gal kokia astralė klajojanti, bet, tiesiog sunku pasakyti ir patirties, kai nesam daug susidūrę su tokiam situacijom, tai tokia keista man jos ta energetika.
kaip sakant, geriau nesilankyti pas tokias babutės, kurios užkalbėjimais visokiais. Mm. Ten tiesioginis kanalas į minusinę struktūrą. Ja, iš pradžių gali atrodyti kaip žaidimas, o paskui žiūri, kad prisidarė reikalų, jeigu rimtai priėmi tą. Gerai, mes raganą kaip ir turim, man reikėtų su tą raganą ir išsiaiškinti iki galo. Vis dar nesuprantu, kodėl, kokią tu teisę turėjai pritraukti ją. Tu paaiškink jai, ko Gerai, vadovaujantis mes ją pritraukėm. tuoj viską paaiškinsiu. Ir po mano komandos ragana gali laisvai judėti ir klausytis mano paaiškinimo. 1, 2, 3. Atlikta. Magija atrasta magijos įstatymų, žinai, pažeidimas laisvos valios įstatymo, pasirinkimo laisvės įstatymo ir atsakomybės už savo veiksmus karmos įstatymo. Paslėpta tai, ką jį paliko žydrūnų bilauke, tampa matoma. 1, 2, 3. Kas nors neapsišvietė dar. Ne. Ir tada, ir dabar visa ta negatyvi energija kanalas šiaip jau yra su ragana ir žydrūnu. Duok komandą, nežinau, ar jis susiformuos, nebent dėl tų pančių užduotų, galbūt yra sąsaja su ją. Ir duoda komandą žydrūnui suformuoti kanalą su ragana. 1, 2, 3. Susiformavo. Ir dabar visa ta negatyvi energija kanalu grįžta atgal iš žydrūnų atsakingiams už magiją. 1, 2, 3. Pilnai viskas iki paskutinio lašo, visa magija, visa patogeninė ligų energija, baimės ritualo atlikėjų. Laikas jiems sustojo, negali daryti poveikio. Nueina kažkokia tamsi energija. Toks nedidelis kiekis. Sakau, tai tokia įdomi schema, pirmą kartą aš tokia susidariu. Kad per kitą, žinai, va toks, ne visai tiesiogiai, o per kitą. Baigėsi reversas. Ir uždedam. Žinai, Sakyk. Gerai, padarykim šitą ir po to dar su tuo apvalkalu, tam apvalkale yra kažkas, jo, aš matau dar gyvybinės energijos. Supratau. Ir uždedam auksinio tinklelio filtrą ant šito kanalo. Ir aš duodu komandą teisėtam reversui, susigrąžinimui savo šviesiosios energijos. 1, 2, 3. Eina srautas. Pilnai viskas iki paskutinio lašo srauto galės sustiprėja. Eina jo gyvybinė energija. Žinai, taip įdomiai ta ragana džiūsta. Tokia. Jinai reikia nepatenkinta. Ir aš duodu komandą žydrūnui suformuoti kanalą su apvalkalu ir pančiais. Yra kanalai. Ir uždedam auksinio tinklelio filtrus ant visų kanalų. Šitų dviejų. Ir aš duodu komandą teisėtam reversui susigrąžinimui savo šviesios energijos. 1, 2, 3. Eina srautas pilnai viskas iki paskutinio lašo srauto galės sustiprėja. Nuo pančių nieko. Tiesiog kaip artefaktas. O iš to apvalkalo grįžta jam irgi dalis gyvybinės energijos, kuri dar nespėta. Žinai, ir ta moteris, jinai, toks kaip jinai gaudavo iš to apvalkalo, pati, žinai, nesuvokdama tą gyvybinę energiją, bet jinai toks kaip tarpininkas. Ta ragana per kontraktą pasimdavo ją. Ta energija, toks kaip per filtrą, žinai, kokį. Išnaudoja paprasčiausiai tą raganą tą moteriškę. Jo. Baigėsi reversas. Gerai, dabar aš einu prie žydrūnų, dedu rankas ant jo pečių ir savo ketinimų galia padedu jam suduoti aukštų vibracijų 1 milijonų hercų šoko impulsų smūgį ir atjungti kanalus. Kai šitos kanalus su ragana, su apvalkalu ir pančiais. Kai suskaičiuosiu iki 3, 1, 2, 3, smūgis, atsijungia kanalai. Atsijungia. Ir atsidaro portalas į galaktikos branduolį ir visi šitie 3 kanalai iškeliauja perdirbimui į priminę švarę energiją. 1, 2, 3. Aš čia jau. Uždarom, atspaduojam, panaikinam. Atlikta. Nu į ką ragana?
Kaip jautiesi? Nepatenkinta jinai. Jinai Nepatenkinta. tokia be energijos. Na ir gerai, svarbu, susigrąžinome energiją, iš ko reikia. Ir tada atsidaro portalas į raganos egzistavimo dažnių plotmę ir jį išeina į savo egzistavimo plotmę 1, 2, 3. Išėjo. Darom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Gerai, ragana išėjo. Ir tada kalbėsime su demonu. Išsiaiškinsim su visais žemesniaisiais, o paskui eisim prie kosminių. Gerai, perinam prie kontrakto ir susitarimo anuliavimo. Vadovaudamasis sielos laisvos valios įstatymą ir teisę laisvai disponuoti savo energijomis, Žydrūnas turi prisimti pilną atsakomybę už savo gyvenimą ir išreikšti šį ketinimą. Ar jis pasirengęs tai padaryti? Taip, jis pasirengęs. Gerai, aš išreiškiu ketinimą balsu, o jo subtilioji kopija laikartoja paskui mane. Aš iškviečiu visus Žydrūnų susitarimus ir kontraktus, kuriuos sąmoningai ir nesąmoningai sudariau aš ir arba kurie buvo sudaryti vietoj manęs, visi karminiai kontraktai, genties giminės kontraktai, prakeiksmai, genties giminės prakeiksmai, įsikūnijimo ir misijos kontraktai, bet kokio pobūdžio susitarimų ir kontraktų priedus 1, 2, 3. Apsišvietė jo, matau, vienas ryškus kontraktas. Lai Žydrūnų subtilio kopija patikrina ir išsirenka, kurie kontraktai susitarimai jai nereikalingi ir kuriuos nori anuliuoti. Jeigu pasižiūri Žydrūnas į šį kontraktą, ar jis nori anuliuoti šį kontraktą. Taip, jisai nori. Lai Žydrūnas kartoja paskui mane. Vidinė savo suverenioje aš galia pareiškiu, kad visi šie susitarimai ir kontraktai yra nulis ir anuliuoti. Aš anuliuoju, aš atšaukiu, aš nutraukiu visus šios susitarimus ir kontraktus, o taip pat visus kontraktų šalių egzempliorius ir kopijas, pakartotinės nuostatas, dublikatus, papildymus. Buvo susijęta su tais susitarimais ir kontraktais. 1, 2, 3. Grįžta energija iš kontraktų ir susitarimų, jei tokia buvo. Atsidaro. Papasakok. Viktor. Grįžta kažkokia energija jam. Irgi gyvybinė tokia energija. Baigėsi reversas. Gerai, atsidaro portalas į galaktikos branduolį ir išmetam anuliuotus kontraktus. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Ši. Nu ką, demonas, likai be kontrakto? Kaip matai, bus tų kontraktų. Tai aišku, rasi kitą auką. Rasi kitą auką, aš manau, be problemų. Žydrūnas sako, aš išmokau šitą pamoką. Nu, dar daug pamokų reikės išmokti. Gerai, tada grįžtam prie visų, kontraktas yra nutrauktas ir tada nebaigiam kalbėtis dar. Demonas palauks dabar savo eilės. Džinas auksinis. Papasakok, prieš kiek laiko patekai į šitą biolauką? 8 metai. Ir kokiu tikslu? Kas tave sudomino šitam biolauke? Energija jo. Nu, jis turėjo dar energijos prieš 8 metus? Man užteko. Tau užteko. Supratau. Nu ir ką, veikiai šitos 8 metus šitam biolauke, kokią žalą darai? Kodėl tu tai vadini žala? Nu, ką darai, papasakok. Kiek naudos atnešiai, jeigu tu vadini tai ne žala? Kaip tu jam padėjai šitam gyvenime? Žinai, jis rodo, kad jisai dirbo savo. Kad netarnavo. Nu, ta prasme, kad, ne kažkokiam, žinai, darbdaviui. Jisai... Tarp biškutis tai skaičiais, kiek jisai biolauke, man, žinai, toks jausmas, kad jisai meluoja.
Nes Na, čia irgi taip įtariu. nes aš matau Žydrūną, jį, dar tokį, žinai, Jauna. tokį kupiną, žinai, jėgų, ryžto. Mhm. Matau tokį, kaip jisai, kad minėjo, kad matau, kad kažką braižo irgi projektuoja. Kažkokios kaip konstrukcijos ar vamzdynai, kažkokie, nežinau. Tiesiog aš jį matau dar tokį energingą, turinti tikslų žmogų. Mhm. Džinas, tai prieš kiek laiko tu patekai į šitą biolauką? Sakai teisybę arba aš atimsiu tavo galvos apdangalą. Nusiskaičiuoja. Su Kaip tais jiems skaičiais. sudėtinga jiems su tais skaičiais. Skaičiuok teisingai. Skaičiuoju iki 3. Nesuprantu, žinok, aš jo. Lyg vienetą prie aštuoneto pridėtų, kaip 18, lyg, nesuprantu. Mhm. Tai Džinas, ką tu veiki tiek metų, tegu būna ir 18. Kiek aš žinau, Džinai visą laiką nemoka skaičiuoti. Mūsų Mes žemiškų metų. draugaujame. Jūs draugaujate. Ir kodėl dabar Žydrūnui, sakykime, tavo draugystė neduoda jokios naudos? Kodėl tu atėmė iš jo visus finansinius resursus? Mums yra dažnai pameta pinigėlį. O energija, ta didžioji tos energijos dalis, ką įdeda Žydrūnas, Mhm. eina Džinui. Jisai pakursto jį, man taip rodo, pakursto, ta prasme, kažkokių idėjų. Jisai jo suvokimu, kad tų tokių idėjų, žinai, verslumo, to tokio noro, tikslo pačio, veržlumo, jisai tokio suteikia ir jisai už tai ima užmokestį. Ir tas užmokestis yra jo gyvybinė energija, jo finansų srautas. Ir toks, žinai, kaip įkaitas jisai. Mhm. Atrodo, tik gauna pinigų ir jų nėra, tik gauna ir jų nėra. Ir visą laiką mintis apie tai sukasi ir Standartinis sukasi Džino ir sukasi. poveikis. O jis tą energiją naudojasi, siurbia. Gerai, Džinas, yra kas nors Žydrūnų biolauke tavo palikta, tavo dulkių, dar kažko tai? Matau, dulkių yra. Duosiu komandą, tada viską ištrauksi iš ten. Gerai, Lizardas, kiek laiko tu randiesi šitam biolauke? 12 metų. Palikuonis turi? Ne, šiuo metu nėra, lizdą matau jo. Lizdas, ane? Širdies čakra jo. Ir tavo Nėra, veikla. žinai, palikuonių, tiesiog man tokia informacija perduoda, kad energijos nebeužtenka palikuonių. Trūksta energijos palikuonių auginimui. Kad ta čakra visa jau Supratau. tokia. Tai tavo poveikis šitai čakrai ar visų kitų interferentų pagalbos, kaip sakant, prireikia Ne, sunaikinti jisai šitą sako, ne čakrą? jo vieno. Aš suprantu, kad ne jo vienas, ne jisai vienas. O tu asmeniškai darai kokį poveikį? Ką jis galėjo jausti nuo tavo poveikio? Jis labiau tokia kaip emocijų šuoliai. Tiesiog, jausmų, emocijų, kurie, kur generuojasi širdies čakrai, daugiau jausminė ta pusė. Mhm. Supratau. Tai tavo tik tai lizdas yra šitam biolauke, kaip suprantu, taip? Dar kas nors yra Lizdas kokia nuo nors? jo energetinė ta švytuoklė tokia, kuri emocijose, jausmuose taip aštrina, tai toks banguojantis. Arachnoidas, kiek tu randiesi laiko šitam biolauke? 3 metai, 5 mėnesiai. Palikuonių yra? Nėra tikriausiai, nes energijos nėra irgi. Šiuo metu nėra. Tinklai, adatėlės.
Yra tinklas, adatėlės galva. Mhm. Nu ir ką tu veikiai šitam belokė, jeigu nėra energijos palikuonių auginimui? Lizardui tas pats klausimas. Ką jūs čia veikia? Jie sinchronizuoti, tai žinai, per tiek laiko susinchronizavo. Vis tiek yra, jeigu visiškai nebūtų, žinai, tos energijos, tiesiog spalvos mažai. Nu, o kas trukdo Bet jiems jinai, palikti šitą belauką, eiti ieškoti geresnio? žinai, rodo man, vat, tas siūlas toksai, kai teka Susieti. kosminė energija, vat, sakykim, vis tiek, jeigu jos visiškai nebūtų, Pastoviai tiesiog gauna, jo. mirtų fizinis kūnas, ar ne? Bet jinai tokia srovelė, tokia, tos čakros, kai va, tie blokai čakrose. Faktiškai eina ta energija ir ją vat susiurbia, žinai, jie. Žmogui nieko nebelieka. Taip. Supratau. Gerai tada. Sugrąžinsim visą tamsią energiją tada, kurią Žydrūnas gavo iš interferento. Ir dabar Žydrūnų subtiliai kopijai duodu komandą išprovokuoti, suformuoti visus energetinius sferinius kanalus į visus už įsibrovimą atsakingus įsibrovėlius, atsakingus už svetimą negatyvę patogeninę žemų vibracijų energiją jo belauke. 1, 2, 3. Pradėjo formuotis kanalą, kiekviena būtybė interferentas prieina prie savo kanalo. Ir aš duodu komandą Žydrūnų subtiliai kopiją išstumti visą svetimą patogenišką žemų vibracijų energiją, grąžinti visas negatyvės programas, negatyvės minčių formas. Energija teka kanalais. Visa Žydrūnų svetima energija, baimės neužtikrintumo energija visų ligų ir visko, ką jis galėjo gauti iš jų, grįžta jiems atgal. Grįžta energija. Dabar pasako, kiek kanalų mes čia turim. Su kuriais interferentais, humanoidų turim? Taip, su humanoidu, arachnoidu, lizardu, džinu, demonu. Demono kanalų sunkiai eina energija, bet aš matau, kad pats... Žydrūnas bijo. Jo, jisai, toks... Ir aš prieinu prie Žydrūno subtiliosios kopijos ir uždedu jam ranką ant peties ir padedu Žydrūnui išstumti visą šitą negatyvę patogenišką energiją, kurią jis gavo iš demono. Pagreitėjo srautas. Jisai bandė, žinai, demonas bandė jį, žinai, tokį, pagazdinti, tiesiog nuskaitinėjo jo sąmonę. Bet pavidalo keisti nelabai gali. Tipo, nebandyk, ne, čia man grąžinti. Bus blogai. Visais kanalais. Baigėsi reversas. Gerai. Ir ant visų kanalų uždedam auksinio tinklelio filtrus. Ir reverso tvarka Žydrūnas susigrąžina švarę ir šviesią dievišką energiją. Atgal eina dieviškoji švari energija. 1, 2, 3. Viskas, kas buvo pavogta iš Žydrūno, viską, kas iš jo buvo atimta iki paskutinio lašo, jis susigrąžina savo. Žydrūnas yra savo energijos šeimininkas, susigrąžina viską savo atgal. Sustiprinam, pagreitinam srautą 50 kartų. Grįžta energija. Iš arachnoido violetinės spalvos, mėlynos šiek tiek, iš lizardo žalia. Jausmai grįžta jam. Iš humanoido. Jo energija, dalis jo gimtosios energijos. Ir kosminė violetinės spalvos. Iš džino. Geltonos spalvos energija. To jos trečiaja čakra džinas kažkaip labiau buvo. Su trečiaja, bet, ta prasme, jis, žinai, tų žemesniųjų pasaulių. Žemesniųjų tų čakrų, bet jis kažkaip, kadangi auksinis, jis toksai aukštesnis hierarchijai, tai jis labiau ėjo per tą tokį pripažinimo, tokį, žinai, kur išreikšta šitom energetiniam centre.
Iš demono. Na, aišku, raudonos, oranžinės. Apatinis čakros. Jo. Netgi geltonos šiek tiek irgi vat per tą prizmę. Jo, per pripažinimą. Humanoidas. Iš humanoidės sakiau, jo, gimtosios energijos dalis netgi. Ir Tai dar mes violetinės. neturim kanalų su konstrukcija ir fantomais tada. Baigėsi reversas šitais Ir nuo kanalais. žydrūnų susiformuoja tiesioginiai kanalai į konstrukciją ir du fantomus. Tie fantomai, žinai, jie tik tai tiesiog kaip kopijos padarytos. Supratau. Neturėjo. Tada susiformuoja Kaip kanalas į dublikatai. konstrukciją. Susiformuoja kanalas į konstrukciją ir uždedam auksinį tinklelį ant šio kanalo. Į reverso būdu žydrūnų sutiliojo kopija susigrąžina dieviškasis švarias energijas, visas sielos daleles ir visas biomedžiagas, kas priklauso žydrūnui. Galingų srautų grįžta jam atgal. Grįžta. Jo gimtosios energijos. Šviesi energija. Baigėsi reversas. Gerai, prašau skeneriu parodyti žydrūno sielos pilnumą. Vilma, matai skaičių procentais? 93. 7% dingę. Žydrūnai, šiuo metu jums trūksta 7% sielos. Ar jūs pageidaujate susigrąžinti šią energiją? Taip, žinoma. Gerai, žydrūnai. Žydrūnas suformuluoja dabar savyje tvirtą šį savo ketinimą ir aš duodu komandą, kai suskaičiuosiu iki 3, nusities tiesioginis kanalas nuo jo į jo sielos daleles, kad ir kur jos bebūtų. 1, 2, 3. Kanalai nusitėsi, duodu komandą, suskaičiausi iki 3 ir žydrūnas susigrąžina DNR daleles, sielos daleles. Energijos grįžta galingų srautų iki 100%. Vyksta procesas. Nusitęsia kanalas. Kažkokia įdomi erdvė. Nesuprantu. Kažkokie įdomios formos, taip kaip eksperimentai. Nematytos dar. Čia taip kaip jų, Sirijos to, minusinio Sirijos, nes Sirijus yra ir pliusinis, kur evoliucionuoja pliusiniai struktūrai, ir tas minusinis, kur jie tokie kaip pavieniai, jie tokie vienišiai, jie savo civilizaciją, jie pavieniai tokie keliaujantis, ir žemė jam yra patraukli dėl didelio kiekio miegančių sielų, vadinkim tai. Ir jie kažkokius irgi eksperimentus, ten DNR visokius matau, kad kažką jie ten bando savo tikslam naudot. Grįžo, jo. Baigėsi reversas. Gerai, skeneriu duodu komandą patikrinti žydrūnų sielos pilnumą. Matai skaičių? 100. 100. Vadinasi, viskas grįžo. Šaunu. Gerai, dabar duosiu komandą visiems interferentams susirinkti savo pajungtukus, čipus, daviklius, medžiagas, jeigu savo kokius nors DNR palikę yra. Neturi nieko likti, nes patikrinimo metu gali sudegti mūsų kalėjime narve. Pradėsim nuo demono. Demonas išeini, susirenki viską savo, ką esi palikė šitam biolauke ir grįžti atgal į kalėjimą narvą. Arba negrįžti atgal, o surenki visas lervas iš žydrūno biolauko. Mes išėjom. Mes nuima tą gudroną. Ne gudroną, mes jį taip vadinam, tą tamsą. Panašus į gudroną, tamsi energija. Nuima diržą. Dabar ir lervų turėtų būti nemažai. Dvi lervos ant sprandos rytį ir jos mens. Ten kaupiasi jo negatyvi energija. Surenki lervas ir jų ten visas energijas, nepalieki nieko.
Jis patenkintas grįžo. Grįžti atgal. Ok. Humanoidas tau niekur eiti nereikia. Sutraukia į save viską, ką esi palikęs šitam biolauke. Nepalieki nieko. Jis traukia tą skystį kažkokį. Toksai glitus tas skystis eina iš visos jo kraujotakos sistemos. Visą jo kraujotakos sistemą energiją išvalai ir palieki švarę. Nepalieki savo nieko. Sutraukia viskas. Džinas, tau taip pat nereikia niekur išeiti. Sutraukia visą savo dulkes, nepalieki nei kruopelytės. Ir viską, ką Auksinės esi palikęs. dulkės pradėjo eiti į jį. Auksinės dulkės, taip. Baigėsi revers. Lizardas išeini iš kalėjimo narvo ir susirinki viską savo lizdą, švytuoklę. Ir jeigu dar ką nors esi palikęs šitam biolauke. Ir grįžti į kalėjimo narvą. Susirinko, grįžo. Arachnoidas išeini iš kalėjimo narvo ir susirinki viską savo, ką esi palikęs šitam biolauke. Ir grįžti atgal. Pasiėmėsi tinklą. Adatėlės traukė iš galvos. Grįžo. Gerai. Gerai, visi viską susirinko, tada atliksime išsinchronizavimą. Ir aš duodu komandą išsinchronizavimui žydrūno energijų su humanoido, demono, džino, lizardo, arachnoido konstrukcijos energijomis. Išsinchronizavimo procesas vyksta iki 100% ir pasibaigia automatiškai. 1, 2, 3 vyksta išsinchronizavimo procesas. Atlikta. Gerai, atliekam kontrolinį patikrinimą, skenerį ir praskanuok žydrūno interferentų, humanoido, demonų, džino, lizardo, arachnoido dažniais, taip pat konstrukcijos dažniais, ar neliko kas nors nepastebėta jo biolauke. Švaru. Ir aš prieinu prie žydrūno, dedu rankas ant jo pečių ir savo ketinimo gale padedu jam suduoti aukštų vibracijų 1 milijono Hz šoko impulsų smūgį ir atjungti visus kanalus, kai suskaičiuosiu iki 3. 1, 2, 3, smūgis. Atsijungia visi kanalai. Atsijungia. Atsidaro portalas į galaktikos brandolį ir kanalai iškeliauja perdirbimui į pirminę švarę energiją. Šia. Uždarom, atspaduojam, panaikinam. Atlikta. Demonas nori dar emocinio fantomo. Jei siūlai, paimsiu. Jeigu pasižadai daugiau negrįžti iš šito biolauko, Jei nepakvies manęs, negrįšiu. Na, aš tikiuosi, kad nepakvies, o nekviestas tu pasižadi negrįžti. Jeigu ir kvies, tu nebandai grįžti. Jeigu dar kartą susitiksime, tai geruoju nesibaigs. Sielos laisva valia. Tu mane išgirdai. Gerai, sutarėm. Sutarėm. Išeina žydrūno emocinis fantomas 1, 2, 3 ir iš šį fantomą žydrūnas projektuoja visas savo negatyvias programas, negatyvias minčių formas, o taip pat ir žemų vibracijų, emocijų, energiją, pykčių, susierzinimo, neapykantos, įtūžių, baimės, siaubo, rūstumo, nusivylimo, pasipriešinimo, pasibjaurėjimo, atsargų, dezorientacijos, pavydo, agresijos jausmus. Visa ši žemų vibracijų energija projektuojasi emocinėme fantome. Čia fantomas. Klausiam žydrūnų subtiliosios kopijos, ar ji pasirengusi numesti šią energiją. Taip, pasirengusi. Ir šitas emocinis fantomas eina į demono kalėjimo narvą. Čia. Mėgaujasi. Taip. Gerai tada. Ir kviečiam tada tarp galaktinės policijos pareigūną
kurtą į mūsų diagnostikos kambarį. Sveiki dar kartelį. Sveiki dar kartelį. Turime čia visą pluoštą interferentų. Tarp jų yra humanoidas su savo konstrukcija. 11 metų sėdėjo žmogaus biolauke ir siurbėjo energiją. Sugrąžinom visą energiją. Pasiimsime jos. Konstrukcija. Konstrukciją taip pat pasiimsime. Supratau, humanoidą ir konstrukciją. Taip. Kiti jūsų nedomina. Gerai, dėkojame kurtai tada. Iki sekančio Iki karto. pasimatymų. Iki. Išėjo. Humanoidas išėjo, konstrukcija išėjo. Kas yra? Luktar koronai. Klausau. Žydrų nematau. Ką matai? Nežinau, jo pilve. Tokia keista energija. Mhm. Jeigu tai yra ne žydrūno energija gimtoji ar kokia nors kita jos suformuota, jinai pradeda šviesti raudonai ir pulsuoja 1, 2, 3. Aš matau jo pilve. Jo žarnyne. O žarnyno vietoje. Svetima? Svetima energija. Jinai tokia kaip... Palauk. Pastatyk mano ekraną. Gerai, mūsų diagnostikos kambaryje atsiranda ekranas, kuris parodo visą informaciją susijusią su šia energija 1, 2, 3. Tu žinai, kas čia yra? Nu, Čia yra... Aš girdžiu jo frazę. Kaip jisai bando, ta prasme, taip kaip medituodamas ar tiesiog susikaupęs. Kai jisai duoda savo komandą ir pildo save burbulais. Supranti, apie ką aš? Mhm. Ir kas tai per energija susiformuoja tada? Bet jinai taip ir ateina iš išorės pas jį, į jo biolauką. Gerai, tada mano ketinimo Jinai galia. patogeninė, jinai yra Supratau, patogeninė energija. supratau. Mano ketinimo galia šita patogeniška energija iš jo pilvo yra ištraukiama ir patalpinama į mūsų kalėjimą Narvą. Narve. Tai įsivaizduoju, jinai man tik dabar apsišvietė. Mm. Narve. Jinai spalvą turi kokią nors? Jinai tokia, kaip permatoma, tokia nemoku pasakyti, kaip permatomas ir toks kaip perlamutrinis apvalkalas, net tokia biškutį spindinti. Jisai tiesiog komandą davė, kad kažkas panašaus kaip absoliuto šviesos, meilės, energijos. Tai tiesiog va tokios frazės eina. Nu gerai, pabandom tada pritraukti atsakingą už šitą energiją. Kas ją siunčia. Ir mano ketinimo galia atsakingas už šitą energiją yra pritraukiamas į mūsų kalėjimą Narvą. Tai būna taip, o taip ir yra. Nepritrauksime, Sarūnai. Nepritrauksi. Visa civilizacija stovi šitam. Kokia civilizacija? Tarp reptiloidų ir driežo. Palauk. Labiau reptiloidinė. Matai ryškiai ir aiškiai. Reptiloidai. Mhm. Čia yra jų, tiesiog toks, supranti, jų kaip padarytas toks kaip energetinis laukas, iš kurio, vat, kai žmonės duoda šitą komandą, formuojasi šitie kamuoliukai. Ir kokį daro jie poveikį šitie kamuoliukai? Jie ardo energetinę visa- struktūrą ir tai kaip tokie kaip pajungtukai.
Na gerai, bet tada jie ką daro? Energiją ardo, ar kažką tai kaupia, ar savo Toks kažkokią kaip energiją plečia? sąmonės programavimas. Poveikis, žinai, taip kaip kokio dirbtinio neigiamo intelekto kažkas panašaus, bet tai ne intelektas tas. Tiesiog aš matau kaip kodai einantis į sąmonę. Mhm. Koduoja sąmonę. Kažkokios technologijos jau. Nu gerai, ištraukiam, bet tada kviečiam dar kartą į mūsų diagnostikos kambarį tarp galaktinės policijos pareigūno Kurto. Aš vietoj. Kurtai mes turime vieną klausimą, ištraukėme iš biolauko energiją. Panašu, jinai yra reptiloidų ir norėtumėm daugiau informacijos apie šitą energiją. Gal galit suteikti? Taip, jūs teisingai nuskaitėte, tai reptiloidų civilizacijos energija, kuri paplitusi jūsų matricoje. Jis susijusi su tam tikrais agregoriais jūsų matricoje. Mhm. Agregorais, kurie pajungia žmonės prie šitų energetinių laukų. Ir kaip veikia šitą Vieni energiją agregoriai žmogaus? veikia sąmoningai, kiti agregoriai veikia nesąmoningai, to nesuvokdami. Dėl to šita energija yra labai panaši į šviesią energiją. Ir žmonės kraudamės iš tą energiją, siūsdami savo, siūsdami kitiems šiuo pavidalu, burbulų, kamuolių pavidalu energiją, jie tiesiog įsiskverbia į žmonių biolauką ir koduoja jų sąmonę, pažeisdama tuo pačiu ir biorobotą fizinėme lygmenyje. Mhm. Nu, supratome. Ir ką Mums su žinoma šitą energiją sunaikinti ją paprasčiausiai, taip. Gerai, dėkui Kurtai tada. Nėra už ką. Iki kito karto. Iki sekančio karto. Dirbkite. Ačiū. Šie. Tai vat kaip jinai atrodo. Burbulai. Žydrūnas šokė. Na va. Kartais galvoju, kad gerą darbą darai, pasirodo nelabai. Žinai, va tiesiog pagrindinė klaida, kurią aš matau, man sakau, dar tame ekrane, va tiesiog žmogus, žinai, tikėdamas, žmogus turi suprast, kad ne iš išorės, jeigu kraunasi energija iš išorės, jinai turi būti apsaugotų kanalų su atitinkama komanda. Galia yra viduje, jo pačio energijoje ir jisai pats savo energiją gali išgydyti save. Ir krautis reikėtų savo energijomis, o ne kažkokiam. Savo energijomis ir iš vidaus paskirstyti per čakras, skaudamas vietas. Galima ir iš kosmoso savo energijas paprašyti, kad ateitų, bet jos turi ateiti apsaugotų kanalų ir tik tai gimtusios energijos, o ne kažkokios. Taip, duodant komandą, kad apsaugotų kanalu, kad nieko, ta prasme, tik tai, kas naudinga jam, kad tos patogeninės energijos svetimas, nes, tiesiog. Ne, kiekvienas žodis turi savo galią. Egregoro poveikis. Supratau. Gerai tada. Demonas pasirengęs išeiti? Pasirengęs. Netekai kontrakto. Išeisi be kontrakto. Bent jau sotus išeisi. Bent jau sotus jo neigiamos energijos pasikroviai. Galėsi keliauti. Gerai, ir atsidaro portalas apačioje prieš laikrodžio rodiklį ir demonas pasima viską, ką atsinešė ir iškeliauja į savo egzistavimo plotmę 1, 2, 3. Čia. Uždarom, atspauduojam, panaikinam, statom ugninę pentagramą. Atlikta. Džinas pasirengęs išeiti? Taip, jis pasirengęs. Ir atsidaro portalas apačioje prieš laikrodžio rodiklį ir Džinas pasima viską, ką atsinešė ir iškeliauja į savo egzistavimo plotmę 1, 2, 3. Čia.
Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Lizardas pasirengęs išeiti. Pasirengęs. Uždarom. Aha, atidarom portalą viršuje. Ir Lizardas pasiima viską savo, ką buvo atsinešęs ir iškeliauja į savo egzistavimo plotmę 1, 2, 3. Čia. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Arachnoidas pasirengęs. Pasirengęs. Atsidaro portalas viršai ir prieš laikrodžio rodiklį arachnoidas pasiima viską, ką atsinešė ir iškeliauja į savo egzistavimo plotmę 1, 2, 3. Čia. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Interferentų kaip ir nebeturim. Ne. Tik tai tie artefaktai. Konstrukcija tie pasiėmė, taip, atsidaro portalas į galaktikos branduolį. Yra. Ir fantomai, pančiai, apvalkalas iškeliauja į galaktikos branduolį perdirbimui į pirminę švarę energiją. Čia. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Liko energija dar. Atidarom portalą į galaktikos branduolį. Ir šitą burbuliuko energiją reptiloidų iškeliauja perdirbimui į pirminę švarę energiją. Čia. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Kaip suprantu, viskas. Tušti narvai. Tuščia. Net karšta pasidarė. Nu jo. Toks pulkas. Gerai. Tada perinam į neramių besiblaškančių bekūnių sielų dažnį. Jei tokių yra, jos tampa matomas. Švaru. Švaru. Perinam į bekūnių įsibrovėlių dažnį. Jei tokių yra, jie tampa matomi. Švaru. Perinam į negatyvių trūkdančių gyvenimui, likimui ir fiziniai bei energetiniai sveikatai egregorų dažnį. Jei tokių yra, jie tampa matomi. Apsišvietėm. Aktyvus, neaktyvus. Vienas matau neaktyvus. Kitas pusiau aktyvus. Gerai, klausiam tada žydrūnų subtiliosios kopijos pasirengusi neaktyvius egregorus numesti. Taip. Atidarom portalą į galaktikos branduolį ir numetam visus neaktyvius, negatyvius egregorus ir energijas 1, 2, 3. Atlikta. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Ir liko tas pusiau aktyvus, jo? Taip. Taip, tada klausiam žydrūnų subtiliosios kopijos, ar jis sutinka palikti ir atsijungti nuo jo. Mes galim jam padėti, ar nori jisai šito. Taip, jisai nori. Atliekam žydrūno minčių prisijungimą ir visą kito, kas susijęs su neigiamais egregorais valymą, o toliau jau patys spręs, prie ko prisijungti, prie ko neprisijungti ir sąmoningai jungdamas nuo savęs neigiamai jo gyvenimą, sveikatą, biolauką veikiančius egregorus. Atsijungia. Ir žydrūnas rengiasi, koncentruoja energiją ir kai suskaičiuosi iki 3, jeigu atsijungia, tai atsijungia jau. Jisai kaip energija atsijungia. Suduok dar tą smūgį. Ir kai suskaičiuosi iki 3, atsijungs visą jam nereikalingas negatyvias energijas 1, 2, 3, duodam galingą smūgį. Atlikta. Atidarom portalą į galaktikos branduolį ir numetam visus negatyvius egregorus ir energijas 1, 2, 3. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Energija žyva ir iš žydrūno subtiliosios kopijos pilodo pirštą žemiau bambos pradeda tikėti subtilioji rezervinė gyvybės energija žyva. Savo baltą šviesą užliedama visus fantomus, visose fantomus uždarydama visas išoriniams harmoningą čakrų veiklą. Jeigu kažkurioje vietoje liko negatyvioji energija, tai ši energija pasireikš tamsių dėmių pavidalu. 1, 2, 3 teka šviesi balta rezervinė energija. Teka, užlieja visą kūną. O tas kraujagyslių visas tas tinklas, jisai toks.
Ir dėmelės tokios. Gerai, tada atsidaro portalas, su kuriais prieš laikrodžių rodiklį į galaktikos brandulį. Skeneriu pašalink likusias negatyvias energijas, jei jų liko, visos likusios negatyvios energijos pilnai ištraukiamas. Ištrauk. Skeneriu išmesk šias negatyvias energijas į portalą, su kuri negatyvios energijos iškeliauja perdirbimui į priminę energiją. Uždarom, atspaduojam, panaikinam. Čia atlikta. Gerai, skaitysim manifestą tada. Ar Žydrūno subtilioji kopija pasirengusi perskaityti manifestą? Taip, pasirengusi. Gerai, dabar aš balsu skaitysiu manifestą, o jos subtilioji kopija laikartoja paskui mane. Aš prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą ir išreiškiu savo sielos ir asmenybės valią bei ketinimus, įsikūnijimus laikuose ir sapnuose. Mano ketinimai ir valios galėte būna taip, o taip ir yra. Perskaitysi. Gerai, tada. Pakrausim tada energiją ir vibraciją. Lukterk, Laukiu. Arūnai, žinai, aš matau lervų fantomus dar pas jį. Tai demonas ne viską susirinko. Jisai pačias lervas pasima, bet fantomai visi tų lervų lieka, jis nepasiema fantomų. Nu, energetinis fantomas toks kaip lydintis, žinai. Gerai, tada. Tiesiog išstumtos fantomus priešais jį ir numesk juos. Gerai, skeneri, ištrauk šitos fantomus iš šio lervų fantomus ir Ištrauk. visos patogeninis lervų energijos fantomai išeina į patį galaktikos dugną. Atsidaro portalas į galaktikos brandulį. Ir išeina šitie fantomai ir energijos, Čia. kur nusinulina ir iki priminės energijos būsenos. Uždarom, atspaduojam, panaikinam. Atlikta. Nes tokie, žinai, kaip debesiukai tokie kabo, taip, nu, prie jo tam belūkė. Tose vietose. Gerai. Kraunam tada energiją. O dabar prašau skenerių parodyti, kiek energijos reikia Žydrūnui ir kokio dažnio vibracijos maksimaliai komfortiškų šiuo metu biolaukui, jo pilnam atsistatymui ir korekcijai. 325 ir 24. Ir kai suskaičiuosiu iki 3 į Žydrūno biolauką pradeda tekėti 7 aukštų vibracijų srautai po 325% kiekviename 1, 2, 3. Visi srautai teka, srauto galės sustiprėja. Žinai, jisai spalvom užsipildo. Čakros kaip vaivorykštė. Biolaukas. Atlikta. Ir pakelk vibracijų dažnį iki būtinos reikšmės 24 Hz. 1, 2, 3. Vibracijos kyla. Atlikta. Sinchronizuojasi energijos vibracijos, harmonizuojasi, pasiskirsto ir įsisavina efektyviausiu būdu 1, 2, 3. Atlikta. Ir kai suskaičiuosiu iki 3, paleidžiam sielos aktyvavimo ir identifikavimo procesą 1, 2, 3. Atlikta. Na ir kas vyksta? Aktyvavosi. Sparnai neišsiskleidė. Ne. Pagal dažnius neturėtų būti. Ne, sparnų nėra. Bet graži energija. Jisai žiūri save. O tu žiūri ir šipsaisi. Tik nesakyk, kad mano gentainis. Jūsų energijos labai panašios. Panašios, pas mane hibridinė, tai biški kitokia. Pas tave eina pas kaip spiralė aplink tavo šerdę. Jis tokios neturi. Nu, pagrindinė panaši? Taip, nu. Lukterk. Turim svečių? Tų fantomų. Gerai, tada.
Nusima kaukės ir hologramos, būtybė pasireiškia pirmą pradžią pavidalą, tinkančių savo eterinį kodą DNR. Vyro fantomas, vyriškas energetika. Sveikiname su jumis. Sveikinuosi su jumis. Atleiskite, kad taip įsiveržiau jūsų diagnostikos kambarį, bet aš ilgai laukiau šito susitikimo. Mums malonu, su kuo turime garbės, kaip jūs vadinti. Aš šios žydrūnos sielos kuratorius. Mes supratome. Vadinkite mane Beilį. Beilį. Supratome. Gal norėtumėt ką nors perduoti savo prižiūrimai sielai? Aš norėjau visų pirma padėkoti jums už atliktą darbą. Man pavyko prisibelsti ir nukreipti savo kuruojamą sielą teisinga linkme. Mums buvo malonu padėti. Aš tik norėjau pasakyti žydrūnai. Galia, jėga yra tavo viduje. Tavo gimtojoje energijoje tu neši šviesą, aukštų vibracijų, Arktūro energiją. Pažink ją, mokykis ją valdyti. Tu gali gydyti save šią savo gimtąją energiją, savo fizinį kūną, savo subtiliuosius kūnus. Tu teisingoje kryptyje, tad neišsuk iš šito kelio. O atėjus laikui, gausi tu daugiau informacijos. Pajausi. Aš šalia, aš girdžiu tave. Gal galėtumėt jam patarti, kaip jam kaupti savo gimtąją energiją ir kaip ją aktyvuoti viduje? Energijos kaupti nereikia. Energiją reikia pildytis. Jinai teka laisvu srautu. Šerdimi. Kanalu. Iš viršaus žemyn. Iš apačios į viršų. Leiskite paaiškinsiu. Tavo gimtoji energija teka kanalu iš viršaus žemyn. Kanalu pagal tavo fizinį stuburą, tavo energetinę šerdimi. Iš apačios į viršų teka žemės energija. Taip vyksta mainai. Savo gimtąją energiją, kuri teka per tavo viršugalvį, užpildydama kiekvieną tavo čakrą, visus tavo subtiliuosius kūnus. Pajausk ją. Tu gali ją nukreipti į visas negatyvios energijos pažeistas vietas, jūsų žemiškų ligų sukėlėjų pažeistas vietas. Pradėk nuo vizualizacijos. Tai yra labai svarbu. Palaipsniui tau ateis informacija. Dėkojame jums, Beilį. Leiskite, aš aktyvuosiu jam. Prašome. Žydrūnui. Jo gimtųjų energijų šerdį. Jam bus paprasčiau ir lengviau pajausti savo gimtasias energijas. Prašome maloniai. Jisai priejo.
Ištiesia rankas. Taip, tiesa, suima Surinkta taip. su alkūne. Taip, taip kaip jūs, kad Mm. kaip tu, kad su savo Larė. Jisai Žydrūnas užsimerkia. Jisai jaučia, tas srautą perduoda jo kuratorius. Toks, žinai, kaip toks nestiprus smūgis. Jisai visas nušvito. Tokia balta mels, tokia šaltesnio balto, melsvo atspalvio energija. Jisai net paskirsto per čakras visas jam. Ir telepatiškai jam perduoda. Baigęs procesas. Aš atlikau šį gimtosios energijos aktyvavimo procesą. Dar kartą dėkoju, kad leidote sudalyvauti šiame procese. Malonu būti jūsų diagnostikos kambaryje šiose švariose energijose ir malonu matyti artimą sielą. Dėkojame jums, Beili. Ir norėtumėme jums įteikti mažą dovanėlį už tai, kad apsilankėte mūsų diagnostikos kambaryje ir tikiuosi ne paskutinį kartą. Vilma vizualizuoja savo rankose didžiulį krepšį pačių skaniausių uogų, kurios yra mūsų žemėje. 1, 2, 3. Dėkoju už šią nuostabią dovaną. Ir tikiuosi, jūs pasidalinsite su mūsų civilizacijos atstovais. Aš ją parsinešiu su savimi. Šią dalelę žemės energijos prisiminimo. Dėkoju ir siunčiu jums savo meilės ir dėkingumo energiją. Mes taip pat siunčiame jums savo dėkingumo energiją ir gero kelio. Dėkoju. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Nusišė. Kaip šviesu mūsų kambarį. Na, va, kaip gerai. Nušvito ir Žydrūnas pagaliau. Nebe pilkas. Jis dar nesupranta, kas čia įvyko. Jis į tave žiūri, į save žiūri. Na, mes panašus. Iš ten pat. Užgimė Arktūro žvaigždėje. Visi susėmė už galvos, ta prasme, taip akis užsnigęs, ne. Jis mato tą procesą ir vyksta jo tam subtiliajam kūne. Jo energijos. Didžiuliai pokyčiai per 1 valandą, per 2, kiek čia. Tai laikas pažinti savo gimtasias energijas, pradėti jausti jas, dirbti, praktikuoti. Tai galinga energija. Jo. Gerai tada, kad tos energijos būtų apsaugotos, tada suformuosim dar Merkabą ir sukūrėme apsauginį apvalkalą aplink Žydrūno subtilėje kopiją prie Merkabos laukų. Pajung Žydrūno subtilėje kopiją prie Merkabos laukų šaltinių žemės ir kosmoso energijos struktūrizavimui ir apsauginio karkaso sukūrimui jo biolauke 1, 2, 3 vyksta procesas. Atlikta yra Merkaba. Aktyvuoju Merkabą Žydrūno biolauke, sinchronizuoju, harmonizuoju visas energijas biolauke 1, 2, 3. Energijos pasiskirsto į visas čakras ir spalvas. Sukasi. Ir tada pakelsime emocinį lygį, lai Žydrūno subtilioje kopija prisimena patį laimingiausią momentą savo gyvenime ir parodo mums skaitinę reikšmę hercais. 680. Pakelk Žydrūno subtiliosios kopijos emocinės būklės lygį iki skaitinės reikšmės 680 Hz. Atlikta. Sinchronizuojasi energijos vibracijos, harmonizuojasi, pasiskirsto ir įsisavina pačiu efektyviausiu būdu 1, 2, 3. Atlikta.
Nu ir dabar suteiksim žodį Žydrūnui. Kaip jis jaučiasi? Jisai sako, aš šoke, bet, gerąja prasme. Nors mes dar ne viską baigėme. Tada užsiimsim gydymu. Nors ir taip daug čia energijų pakrovėme. Čia matai tos energijos tiesiog aktyvuotos toj subtiliojoj kopijoj, tam, kad įvyktų pokytis fiziniam lygmeny, čia kad Žydrūnas suprastų. Tiesiog turi dirbti su energijomis. Yra ir papildomos tos energijos, kurios gali padėti atstatyti tiek fiziniam, tiek subtiliuosiuose kūnuose pažeistas vietas, sakykime, energijos blokus, disbalansą ir panašiai. Gerai, tada ir energijos įsisavinimui grąžiname Žydrūno subtilią kopiją į sistemą biorobotas siela. Įvedam, pajungiam ją prie kiekvieno vidinio organo, kiekvienos ląstelės. Galvos smegenų vingių vyksta pilna 100% energijų ir vibracijų sinchronizacija, harmonizacija tarp fizinio kūno ir energetinių subtiliųjų kūnų. Atlikta. Ir atsijunk nuo objektų ir persikelk į diagnostikos kambarį 1, 2, 3. Švietą.